pasveikinkit mane su pasaulio dydžio rekordu, nes aukščiau tikriausiai nėra buvęs ne vienas. Somos hermanos, señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marinera, respaldos hasta el sol. Prieš greičių ruožo startą mums reikėjo nuvažiuoti apie 600 km ir kirsti Andų kalnus, kad pradėtume naują greičių ruožą Čilėje. Tai turėjau siaubingą galvos skausmą, nes beveik 5 km aukštyje, nežinau, kažkaip praeitus 2 kartus, kai buvau Dakare, taip nebuvo. Šį kartą tai galvojau numirsiu, bet nusileidom dabar į apačią, panašu, kad atsigaunu, viskas bus gerai. Labai karšta šiandieną, nebeturim kondicionieriaus, tikiuosi laikinai. Na ką, prasideda kopos, žodžiu, smagu. Daug apsilenkė varžovą, jie buvo sustoję. Ne, iš tiesų tai buvom labai greiti šiandieną. Tik tai vienu momentu pakirtom ratą. Šiek tiek pavažiavom su juo nuleistu. Tada bekenčiant sugebėjom užsukti 4 veržles. Matyt, praskubėjimą neteisingai buvo bandytas užversti veržlės, tai grįžom į finišą su vienu ratu priveržtų tik 4 varžtais iš 6. Labai saugojomės. Tai dar vieną kartą stojau papildomai trasoje, kad pasitikrinti, ar tikrai tas ratas nesiveržė. Praradom šiek tiek laiko, bet ką padarysim. Ir jau saugiai greitai. Na, mums reikalingas finišas, reikalingas geras finišas. Jeigu aš pamesiu ratą, natūralu, kad to finišo gero aš tikrai neturėsiu. Tai tokiu atveju aukoju laiką ir spjaudaisi labai stipriai, bet ką padarysim. Buvo kopos, tai jau paskutinius keletą kilometrų psichologinė kova, tai tiesiog jiem reikėjo parodyti, kas yra Vyčio broliai, mes tai pasirodom niekada. Pasirodom.